Sveiki visi, šiandieną žaisime War Thunder. Paprastą žaidimą su kareiviais. Tu čia turėtų greit užsikrauti viskas. Ne. Tuoj turėtų įsijungti. Launčinam. Gerai, parodysiu, kai jau jungiamės. Pagaliau kažkas vyksta. Trys D efektai matom. Hello. Galiu padaryti 3D. Šiandieną paleisiu 2 video. Čia mūsų tankas. Bet mes šiandien testinsim lėktuvus ir tankus. Laivų nemožinus man. Laivai nėra labai įdomus. Įdomiausia man lėktuvai, tankai. Taip. Jeigu jūs esate naujas žaidėjas, einat į default. Yra lėktuvai. Šalis pasirinkimai. Čia paspaudus Research. Paspaudus šį mygtuką galite pasirinkti šalis, kokias norite. Ir į patį galą galite pasirinkti. Čia yra premium. Čia gali šitos atsirakinti pagal lėktuvų lygį. Pavyzdžiui, aš dabar noriu išbandyti šitą. Tada paspaudžiate ant jo Test Flight. Ok. Čia gali nusireguliuoti, kaip jūs norit, kad lėktuvas skristų. Reikia palaukti. Parodo visą tavo žemėlapį. Jūs esmė visame žemėlapį pakilti, pasižiūrėti. Išlipti neleidžiama. Galite paspaudyti. Rodo, kaip pramušta yra. Galite paleisti patagas. Paleidžiam ir lėktuvas laivas yra geriausia šaudyti yra į kapitono kabiną. Matot jau arčiau, iškart kylat į viršų. Čia leidžiatės, tada ALT ir Console. Ganas gali taip padaryti. Galite raketas, jeigu jums yra kažkas blogai, tiesiog teisę galite ir kitas gėdėlamas. Galima įvertinti, viską galim. Geriausia
galite rankiniu pagal automatą ir miško tai taip yra. Gerai. Vėl lėktuvo, matom vėl laivą. Galime paleisti torpedas visas ir kyvo. Pats valdymas nėra sunkus, bet gali būti overloadas ir jūs matot, kad jau kylat, leidžiatės, vėl kylat. Paspaudus W ant kompiuterio arba R2 ant PlayStation, nes galima žaisti su žiniu PlayStation. Galite taip paminėti. Gerai. Tai gerai, toliau Lydau, kadangi noriu padaryti, naują žiūriu internete, ką daryti, mygtukus, naujus būdus, ką galima daryti, nedaryti, vis dar nesu profesionalas. Tai gerai, suprato šitą. Tai yra, kiti lėktuvai yra tokių lėktuvų, kur moka nusileisti ant vandens, bet turit ieškoti specialių, pavyzdžiui šitas. Desplainam, jis turi kulkas ir galimai mėtomas bombas arba torpedos galimai.